Sveiki, su jumis Brilliant ir šiandien pašnekėsime apie tokį labai aktualų klausimą, tai reiškia, kaip savarankiškai analizuoti, savarankiškai tobulėti. Ir tema yra skirta šitą push-fold situacijai, late stage'am, į pagrindę turbo turnyram, bet tiks, aišku, ir reguliariam greičiui, čia jokio skirtumo, bet būtent tom situacijom, kur mes jau sakysim, turim geras pozicijas, stylinti arba restylinti ir jau stalo dinamika yra tokia, kad dideli blindai ir taip toliau. Tai pagrindinė problema, kokią aš pastebiu mokinių tarpe, kad reiškia, yra pilnas internetas kažkokių, sakysim, push chartų, kur, sakysim, turint 10 blindų, reikia stumti dvejetus, visus tūzus ir taip toliau. Ir, dar su mokiniam kaip ir lengva tą daryti, tačiau tada mokiniai neišmoksta tos patys, nepajaučia besikeičiančios dinamikos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mokiniui sunku suprasti, reiškia, kuo skiriasi pušas, kai tu turi 12 blindų ir kai tu skiri 8 ir kai tu turi 8 blindus, arba suante ir bente, arba, sakysim, jeigu oponentas ginasi, pavyzdžiui, 30% range, arba, pavyzdžiui, jisai ginasi 17%. Tarsim, kaip nuo to turėtų skirtis mūsų range'as. Ir dažniausiai žaidėjai praktiškai visiškai neturi supratimo apie šitą. O jeigu ir turi, tai, tarsim, tas supratimas yra toks spėjimo lygmenį. Ir mes, kai žaidžiam prie stalo, tas neužtikrintumas, jisai kaip tik ne tai, kad mums padeda, bet priešingai kenkia mums, nes mums lengviau, reiškia, tada priimti sprendimą ir nutiltanti dėl jo, dėl to, kad mes nesam tikri. Tai šiandien pašnekėsime apie tai, kaip įgyti tą supratimą, apie tai, kaip žaisti late stage. Ne tik, kad, sakysim, atidirbti kažkokius veiksmus, bet kaip suprasti, kodėl viskas vyksta. Tai pagrindė tam mes naudosim dvi pagrindinės programos. Tai bus SNG Wizardas. Vėlgi, SNG Wizardą galite įsigyti mokamą, galima trailas yra 30 dienų. Po trailo pabaigimo galite parašyti man, aš padėsiu su registracija, jeigu ką, ir Itsumizeris dar yra. Tai galim naudoti vieną iš šitų dviejų, aš parodysiu, kaip dirba bidvi. Aš pats paskutiniu metu naudoju Itsumizerį, tai Itsumizeris neturi trailo, čia reikia mokėti, gaunasi mėnesiui $15. Tai galima susimesti su dviem draugais ir nusipirkti už $5 mėnesį, tai čia yra pigiau grybo. Ir mes šiandien paimsim vieno iš mano mokinių turnyrą, kaip pavyzdį. $1,5 45 žmonių. Ir konkrečiai jo žaidimo neanalizuosim, bet tiesiog aš parodysiu, kaip reikia daryti analizės. Ir jeigu mes einam kažkur į late stage'ą, sakysim, situacija reiškia, mes esam ant dealerio ir dabar čia reiškia stumt ar ne. Ir ką aš turėčiau atidirbinėti? Tai aš turėčiau praktiškai atidirbinėti ne tokią situaciją, bet iš tikro bandyti suprasti bendras tendencijas. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, sakysim, šiuo atveju galbūt, kad paprasčiau būtų, paimkim pradžiai small blindą prieš big blindą. Sakysim, small blindas prieš big blindą. Nes čia du žmonės bus daugiau skaičiavimų, tai paimsim pradžiai paprastesnį variantą, kad 1:1. Tai aš atsidarau kažkurią iš tų programų, pavyzdžiui, įsikeliu turnyrą. Čia nebūtina turnyras, galima sumodeliuoti ir be turnyro. Bet yra paprasčiau, aišku. Ir štai kėlė man turnyrą ir, pavyzdžiui, aš einu kur 100-200 ir aš būčiau ant smolo. Pavyzdžiui, ant smolo ir tiesiog čia yra paprasta programa, tikiuosi visi mokat naudotis. Tai dabar ką aš modeliuoju? Aš modeliuoju, sakysim, jeigu šitas nusimetė, jeigu aš vis nėra žaidime, kokių stekų aš čia turėčiau stumti iš smolo į bigą. Ir va čia yra, sakysim, pirma situacija, ką aš atidirbinėjau, tai reiškia
smolas prieš blindą, kai efektyvus yra 10 blindų. Kai, reiškia, nėra NT, efektyvus 10 blindų. Tai čia mano pušas man parodo 45%, čia efektyvus yra 12, nu sumažinkime iki 10, tai, kad būtų viskas matematiškai teisingai. Ir man čia rodo, kad man optimalus pušas šiuo atveju būtų 44%. Nu, tokį rodo. Nu, aš aišku, čia plačiau pušinčiau, tūzo 2 nenumeščiau. Ir, nes edžas didelis uždėtas. Bet esmė tokia, kad reiškia, ką aš atidirbinėjau. Aš žiūriu, kaip reiškia, kol nėra NT ir kol efektyvus yra 10 blindų, kaip aš turėčiau pušinti į žaidėją. Ir pavyzdžiui, jeigu jisai ginasi su 13%, jeigu jisai ginasi su 13%, big blindo call ranges. Jeigu jisai ginasi su 13%, tai man čia rodo, kad man efektyvus pušas būtų 45%. Aišku, čia gana didelis uždėtas šitas edžas, bent 10% nuo efektyvus teko, jeigu mes jį sumažintume iki 5%, tai mano jau labai pasikeičia iki 100%. Tai, nu, čia galima palikti tokį 100, bet aš manau, kad čia pušas turėtų būti arti 100%. Jeigu jisai ginasi 13%. Tai reiškia, jeigu jisai ginasi tik su, nu, labai gerom kortom. Gerai, dabar ką aš darau? Aš paimu ir pakeičiu jo range. Pavyzdžiui, įdedu daugiau kortų. Nusakysim, praplečiu vos nedvigubai, iki 30%. Ir padarau jo range 30%. Tai dabar šitoj pačioj situacijai su tuo pačiu equity minimaliu, reiškia 100, man rodo, kad aš jau čia turėčiau pušinti tik 33%. Gerai, ir aš žiūriu, reiškia, kokias kortas čia. Nu, tai man reiškia visi tūzai, brodvėjai, poros, siūtat kortų daugiau. Aš tiesiog, nu, bandau, reiškia, suprasti, kaip keičiasi mano žaidimas priklausomai nuo jo call range. Jeigu jisai kolina mažai, tai aš pušinu daug. Jeigu jisai kolina su trečdaliu savo rankų, reiškia, su praktiškai karaliais siūtat visais, brodvėjais, porom visom, valetų 10, tada aš jau nebepušinu taip plačiai, reiškia, aš jau pušinu tik 33%. Ir praktiškai ką aš darau, tai aš ieškau, nu, sakysim, tos ribos, kur čia pradeda kristi. Gerai, dabar kaip čia rasti. Gerai. Gerai, aš įdėsiu tada kažkokią vidutinę kortą, kad būtų paprasčiau. Sakysim, 9,6. Ir, pavyzdžiui, aš matau, kad praktiškai, nu, jeigu aš turėčiau 9,6, tai man apsimoka pušinti iki 25%. Tai aš galėčiau, nu, spėti, kad ta riba jo kolo yra kažkur apie 25%. Tai jeigu jisai kolinčiau mažiau negu 25%, nu, sakysim, palikim 21% tokį. Čia irgi gana platų, reiškia, praktiškai visi tūzai, karalius 10 poros. Jeigu aš palieku va čia 21%, tai mano push range'as jau yra 72%. Tai praktiškai vėlgi, aš artėjau prie 100%. 72%. Ir, reiškia, aš analizuoju savo tokį, atidirbinėjau tokį modelį, reiškia, kad nėra ančių, 10 bėgų efektyvus, kaip aš turiu pušinti. Ir tai, aišku, priklauso nuo to, kaip ginasi oponentas. Tai, nu, vat, galima atidirbti kažkokias, sakysim, 3-4 situacijas, jeigu jisai kolina labai plačiai, tam visiškas maniakas, sakysim, 45%, tai mano pušas sumažėja dar labiau iki 31%. Bet jau daugiau, praktiškai mažiau 30 dabar nebenukrenta. Tai aš tiesiog, kai žaidžiu, žiūriu, kaip žmogus žaidžia ir kuriai jisai, reiškia, kategorijai priklauso.
Ir dažniausiai žaidėjai kokią klaidą daro, jie per siaurai ginasi. Tai praktiškai prieš visus galim stumti arčiau iš šitas pusės. Regai geri žaidėjai, jie ginasi gana plačiau ir, sakysim, bigo prieš smolo pušą atsakymas galėtų būti su visom porom, su visais tūzais, kas, aš manau, visi tūzai būtų šioks toks minusas ir brodvėjai. Tai būtų arti 25 procentų. Tai yra turbūt 25 procentai, tai būtų tų, sakysim, regų gynimus range'as. Tai jeigu aš matau, kad jis regas, aš maždaug darau prielaidą, kad jis ginsis apie 25 procentus, tai mano pušas ir būtų kažkur apie 60 procentų čia. Tai kitais atvejais dažniausiai būtų daugiau. Tai gerai, atidirbam vieną situaciją, reiškia, čia išsiaiškinom, kaip aš pušinu, kai turiu 10 blindų ir nėra ant. Tai dabar viską tą patį atidirbinėjom, tik situacija yra tokia, kad, pavyzdžiui, yra ant. Tai daug nereikia čia keist, praktiškai per vieną lygį viršų. Ir vėl tos pačios reiškia situacijos, jeigu jisai ginasi 13 procentų. Jeigu jisai ginasi 13 procentų, tas pats 100, jeigu jisai ginasi 21, čia dabar 100 procentų. Jeigu jisai ginasi 33, čia vis tiek rodo 100 reiškia procentų. Ir jeigu jisai ginasi 45, tai labai jau, sakysim, plačiai, jau mūsų siauriai iki 60 procentų range'as tik tai. Tai, tarsi, aš ką darau ir ką jums reiktų daryti, tai jūs tiesiog atidirbinėjat tokias super basic situacijas, kad, čia kaip šablonai reiškia, nes jos dažnai pasitaiko ir kad mes žinotume, kaip mums stumti iš small blindo prieš big blindą, kai yra 10 efektyvus, nėra ančių, reiškia taip, kai yra antas, pasikeičia iškart žaidimas. Kad galėtumėt jaust dinamiką, pavyzdžiui, kaip atsiradusios antis iš karto pakeičia žaidimą. Pavyzdžiui, šitoj vietoje mes stumtume tik trečdalį savo kortų, o šitoj vietoje atsiranda ant, mums jau apsimoka stumti viską. Tas pats seka toliau, pavyzdžiui, mes vėl imam tą pačią situaciją ir keičiam savo efektyvų. Pavyzdžiui, efektyvus pasidaro 12 blindų ir nėra ant. Ir čia yra 45 procentai, nurodo 30. Ir aišku, mes turim žinot, kas yra tas 30 procentų, kas yra 45. Tai, tarsi, reikia irgi dirbti su šitom lentelėm, kad maždaug suprasti, kokiais range'ais mes turim žaisti. Mažinam 33, 27 lieka. Iki 21. Keliam 7. Gerai, ir dabar žiūrim, reiškia, kaip keičiasi mūsų situacija, jeigu mes dabar imam, sakysim, jau lyginam tik tarp blindų. Tarsi, nebe ant, o tik kai yra 10 ir kai yra 12 blindų. Sakysim, čia išanalizuota kai 10, dabar žiūrim kai 12. Reiškia, kai 12, kai mes turim, kai jisai super siaurai kolina, mes galim vis tiek viską pušinti. Tačiau jeigu jisai bent kiek plačiau ginasi, jau mūsų iš karto praktiškai range'as turi siaurėti vos ne dvigubai dėl 2 papildomų blindų. Ir jeigu, sakysim, aš žaisčiau čia prieš standartinį regą, kuris gali gintis ten 20 procentų, biškai daugiau, tai aš jau tikrai nebepušinčiau čia visų kortų, nes neapsimoka. Gerai, ir vėl, reiškia, žiūrim tą pačią, tik įdedam antę. Gerai, čia reiškia 100 procentų. 100 procentų. Čia, kai koks iš karto reiškia yra skirtumas. Čia yra
pušas 100%, nors čia buvo tik jam 7. Jeigu aš padariau iki 30, mūsų pušas labai arti 100%. Nes koks yra, reiškia, ženklų skirtumas, kaip NT pakeičia žaidimą. Jeigu nėra NT ir mes turim 12 blindų, tai mums šiuo atveju rodo, kad pušas yra tik 27, o čia yra 95%. Ir paskutinis mūsų 45, krentam iki 6%. Tai irgi gana daug yra. Tai tiesiog dažniausiai, sakysim, ką daro regai, grinderiai, tai jie tiesiog atidirbinėja tokias basic situacijas, šiandien mes atidirbom 2, sakysim, jeigu nėra NT efektyvus virš 12 bėgų, tai aš manau, kad iš vis pušint jau nelabai apsimoka, geriau reiškia minrace call arba minrace fold. Jeigu yra NT, aišku, galim dar pušint. Tačiau, pavyzdžiui, atidirbinėjom situaciją į tą patį mažiau, sakysim, jeigu mes turim jeigu čia yra NT, tai pušinam ir 12, ir 14, ir galim 15. Dabar atidirbinėjom, jeigu jis turi, pavyzdžiui, 8 bėgus. Gerai, ir jeigu pavyzdžiui, čia yra jau iš karto su ante, tai padarysim dančių. Gerai, čia šitą situaciją 8 efektyvus. Gerai, jeigu jisai kolina kem 5, mes čia pušinam 8-2%. Ir jeigu jisai kolina mažiau, tai jau turėtume pušinti 100% viską čia. Jo, tai čia reiškia yra 100%. Čia jau su 100. Tai iš tikro, reiškia, koks nedidelis yra tas jautrumas ir koks nedidelis yra skirtumas šiuo atveju. Sakysim, jeigu mes žaidžiam smolę prieš bigą ir mes turim 10 blindų ir jisai ginasi 30%, mes pušinsim tik kas 3 ranką. Šiuo atveju, jeigu jo efektyvus yra mažesnis ir čia yra su NT, atsiprašau. Be NT turėtų būti, reiškia, mažiau. Jo, kažkaip čia labai daug. 42. Čia 100. Tai gerai, dabar, reiškia, čia skirtumas nėra toks didelis, tai jau arčiau realybės. Bet, pavyzdžiui, čia jau mes, reiškia, pušinam 100%. Tai net jeigu jis ir ginasi, sakysim, to gerų range 25%, tai mes vis tiek čia pušinsim 100%. Arti to. 80. Tai gerai, reiškia, tiesiog mes turim visas šitas situacijas atidirbinėti ir tiesiog, nežinau, jas jausti arba žinoti kaip kažkokią daugybos lentelę. Tai, sakysim, čia yra vienas iš tokių būdų, ką mes darom. Ir iš tikro smolas prieš bėgą yra pačios sudėtingiausios situacijos, nes mes turim realiai tik 2 kintamuosius. Tai mes turim, koks yra range'as gynimuose ir koks yra efektyvus. Ir 2 situacijos, su NT, be NT. Tai praktiškai yra tik 2 kintamieji, jeigu čia paimsim 5 variantus ir čia 5 variantus, tai gana lengva išskaičiuoti. Ir toliau, pavyzdžiui, mes atidirbinėjom basicą, sakysim, buttoną, reiškia prieš small blindą ir prieš big blindą. Čia atsiranda daugiau skaičiavimų. Sakysim, čia pas. Ir vėl, gerai, sakysim, smallas prieš bigą, BNT 10 blindų. Standartinė, reiškia, situacija. Ir dabar jų call range. Kad būtų paprasčiau, abudu statysim vienodus, reiškia, abudu po 13%. 13%, efektyvus po 10%. Aišku, nebūtinai reiškia, taip pasitaiko turnyrą, bet tiesiog mes atidirbinėjom tą pačią paprasčiausią situaciją.
Ir kažkodėl labai siaurą range duoda. Trūdo skirtumų didelio. Jo, duoda labai siaurą range push, ženkliai per siaurą. Kodėl tokį siaurą duoda įdomu. Tai pabandykime importuoti čia. Pas mus 45 ranka, 43. Gerai, kad F-as numetė. Čia būtų po 2000. Gerai, 14, 13, overcall. Čia kita programa, su kuria galim lygiai tą patį daryti, kai aš ją dabar naudoju. Pažiūrėsim, ką jinai rodo, nes čia man tai Wizardas gana siaurai rodo, aš čia tikrai nenumesčiau jokio, sakysim, tūzo čia, gink dieve ne, ir turbūt karaliaus jau nenumesčiau. Gerai, pažiūrim, ką čia rodo, čia man rodo 100%, ne 100, atsiprašau, 91, tačiau labai daug kortų duoda labai mažą pliusą, tik 80 žetonų ar 20. Reiškia, todėl Wizardas jų ir neįdėjo, nes aš nustačiau, kad minimum būtų 100 žetonų. Tai jis ir rodo iki tūzo 8, jo, kas yra 109, o tūza 7, kur yra jau tik 98, tai jisai jau reiškia neberodo. Jeigu aš čia sumažinčiau iki 50, tai jau turėtų atsirasti visi tūzai, karalius 6, karalius 5 off. Žiūrėsim, ar atitiks. Jo, tai jau tarsi čia toks, reiškia, realesnis range'as, kokį aš pušinčiau. Ir, tai reiškia, atidirbinėjom tokią situaciją ir kodėl aš naudoju dabar šitą programą, nes iš tikrųjų ir naudotis paprasčiau, nes tu gali range'us nustatyti labai individualiai, nes SNG Wizard'e negali to daryti. Ir dar tau parodo kiekvienos kortos išeiga, kiek tu, reiškia, uždirbi arba prarandi žetonų. Ir tu gali matyti, kad, reiškia, tau yra plus tik 24 žetonai. Tai, nelabai apsimoka, sakysim, šitas pušas, kur toks nedidelis, o kartais tu matai, kad esi priverstas pušinti ir matai, kad yra minusas, bet tu žinai, kad geriau pušinti, negu kad padėt blindą. Žodžiu, nesmė, ką mes, reiškia, atidirbinėjom. Tai vėl, reiškia, mes turim 10 efektyvų, jų call range, pasakysim, po 13%, tai mano čia pušas būtų apie 5%. Ir jeigu aš pakeičiu jų callus iki 21%, tai mano push range'as jau yra tik irgi 21%. Kaip iš karto ženkliai mažėja, nors efektyvus reiškia tik 10 blindų, tačiau mano pušas yra tik kas 5 kortą. Tai dažnai čia labai, reiškia, yra siauri pušai. Jeigu aš padarau 33, pas man šiek tiek prasiplečia. Jau gaunas, kad pas man atsiranda daugiau net vertės, reiškia, jeigu jie, čia turėjau 30 padaryti, sorry, ir jeigu 30, tai vėl 21, ir ant kem 5 tikrai turėtų biškai praplatėti.
26. Tai gerai, reiškia, kokia, tarsi, aš šitą analizuoju ir aš ieškau kažkokių bendrų tendencijų. Ir ką aš galiu, reiškia, pastebėti. Tai aš matau, kad, reiškia, kaip keičiasi šitie. Jeigu, sakysim, jie ginasi siaurai, aš galiu plačiau pušintis. Jeigu jie ginasi apie 20%, tai jau praktiškai visi tūzai, visos poros, ir ten tūzas karalius koks nors, karalius dama, tai praktiškai mano pušas jau iš karto turi labai susiaurėti. Tuo tarpu, jeigu jie sėda kažkokie maniakai, mano pušas vėl gali platėti. Gerai, vėl, reiškia, ta pati situacija, tik mes pridedam ant T. Čia būtų su ant T buvo. Sorry, dėl klaidų. Gerai, reiškia, jeigu mes padarom, kad čia būtų ant T, po kem 5%, jeigu jie ginasi, mes pušinam 33. Jeigu jie ginasi 30%. $38 pas mus. Ir jeigu jie ginasi 21%, mes jau čia pušinam 8,5, o pirmo atveju bus 100% tikrai. Ja, tai dabar reiškia, kaip keičiasi situacija, kai mes turim tą patį efektyvų, žaidžiam iš botono prieš du žaidėjus ir, pavyzdžiui, jeigu yra ante ar nėra antis. Šiuo atveju mūsų skirtumas yra 4 kartus daugiau mes turim pušinti, negu jeigu nebūtų antis. Tai čia turim dvigubai pušint, čia pušinam 4 kartus, čia pušinam, viską irgi. Tai labai reiškia svarbu pačiam žaidėjui suprasti šitas subtilybės ir kaip jisai gali suprasti, jisai tiesiog pats atidirbinėdamas tokias standartinės situacijas, pavyzdžiui, blindas prieš blindą, batonas, KTF-as, hijackas, paskutinės 3 pozicijos, žiūrim kaip jie kolina ir kokiais range'ais mums sumoka pušinti ir atidirbinėjame efektyvų, reiškia, kai yra 5 blindai, kai yra mažiau 5, kai yra 8, kai yra 10, kai yra 12, 14, daugiau 15. Ir su NT, BNT atidirbinėjom visas šitas situacijas ir, sakysim, kuo daugiau mes jų atidirbam, kuo labiau gilinamės jas, tuo mes galim demonstruoti geresnį, sakysim, žaidimą ir geriau jaustas. Ir, pavyzdžiui, kai aš, sakysim, šitą visą atidirbu ir žinau, tai aš žinau, kad kai čia, sakysim, jie ginasi su tuo 21% ar 25% ir yra NT ir aš esu pušinu 8,6, aš žinau, kad jeigu mane net ir pakolinsiu tūzų 2, kad man tiek ilgajam periode bus viskas tvarkoja, nes ir tūzas 2 ėjo jo range ir čia ėjo 8,6 tą range. Tik svarbu, reiškia, nepagailėti savo laiko ir atidirbti. Tai geriausia būtų turbūt užsirašinėti ant kažkokio tai lapo, popieriaus, tiesiog viską. Ir, žinai, kuo toliau, tuo galima dirbti vis daugiau situacijų. Siūlyčiau pradžiai pradėti nuo standartinių, reiškia. Standartiniai tai būtų kaip pušinti iš SB. Tai noriu, kad kiekvienas padarytumėt namų darbus, reiškia, apžiūrėtumėt visas situacijas, reiškia, su ante ir be ančių. 5 blindai, 8 blindai, 10, 12, 14, ir dar 16. Tai atidirbtumėt šitas situacijas ir atidirbtumėt skirtingus oponentų range'us. %, 25%, 33%, kem 5%, 60%. Tai 5 range'ai ir kad suprasti ir aišku žinoti, kas tai yra 13%, kas yra 25%, kas yra 33%. Čia šitos skaičius biškai reiktų, sakysim, pasikoreguoti pagal kortas, nes 25 tai būtų tūzai, poros, brodvėjai, čia būtų labai toks jau stiprus call range'as, visim jau be silpnesnių tūzų. .
štai 13 procentų, tai toks range'as, kurio jisai, nu, sakysim, labai yra stiprus kolint. Ir jau prieš kurį, su kurio galim kolint turbūt bet kokią praktiškai nito pušą nedidelį, tai stovi. Tai reiškia, šitą situaciją atidirbinėjom. Po to antra situacija, ką atidirbinėjom, reiškia, kaip gintis, kai esam big blindą prieš small blindą pušą. Ir mes atidirbinėjom irgi lygiai taip pat, kaip ir prieš tai čia darėm. Pažiūrėšus on blindo ir smallas pušinam. Vėlgi, svarbu dar yra dvi kryptis, tai reiškia, ar mes atidirbinėjom, kai yra ICM-as, ar kaip pagal žetonus. Tai pradžiai dirbti pagal žetonus, tik tai per daug nesigilinkite į ICM-ą, ypač kai žaidžia 45 žmonės ar daugiau, nes pradžioje ICM-as paklaidins. Tai atidirbinėkit pagal žetonus ir dirbkit pagal žetonus. Tai gerai, sakysim, žetonai, 1 prieš 1, jisai pušina 10 blindų. Vėlgi lygiai, reiškia, ta pati situacija, kaip gintis ir SB push range'as. Ir, nu vėlgi, duokim tos pačius standartinius, kur aš šiandien įmiau. Ir efektyvus 10 blindų. Efektyvus 10 blindų, nustatau minimumus, kad būtų 100, kokio mums reikia. Nu, ir sakysim, jisai pušina 13 procentų. Nu, tai labai siaurai. Tai mums ginti su 6 procentais. Gerai, aš turiu žinot, kas yra tie 6. Nu, tai gerai, reiškia, stipresni tūzai nuo tūzo džeko ir poros. Jeigu jisai pušina taip siaurai, reiškia, kad pušina tik tūza 9 ir tūza 7. Na, aišku, labai retai, kada čia kas tai pušins, kad išmestų dvojkės. Bet abu ne vis tiek, kad žinotume 21 procentas. Prieš 21 mes ginamės 10 procentų. 33. Ai, nu čia kai mes ginamės, tai čia turi būti to 13 procentų nereikia, nes iš tikrųjų nieks nepušins 13 procentų. Mums turbūt reiktų 25 kokios. Kem 5. Galbūt 30, kem 5, 70 ir 100 procentų. Nu, čia tas tokie kaip šabloniniai. Tiesiog, nes tie 13 ir 21 tai labai netinka, nes praktiškai nieks nepušins čia 13 procentų. Gintis gali, o pušinti tikrai daugiau pušins, tai turim 30 procentų. Tai jeigu jis pušina 30 procentų, kas yra pakankamai stiprios kortos, tūzai, poros, brodvėjai, kažkokie stipresni siūdat karaliai, kas yra turbūt net ir prasto žaidėjo, kuris nesupranta, kad čia reikia daug pušinti, tai čia toks, net ir jisai tokį range'ų pušins, bet prieš tokį mes galim gintis tokių range'ų 15 procentų. Jeigu kem 5 procentai vasi, mes 25. Jeigu jisai 7 procentų šipina, tai mes kem. Ir jeigu jisai 100, tai pas mus turės būti apie 60. Ja. Ten 7. Gerai, tai reiškia, aš matau, kaip keičiasi mano gynimas, jeigu, nu, tarsi priklauso nuo žaidėjo. Tai dabar, jeigu jisai stumia čia 100 procentų, man apsimoka net ginti su valetu 3 arba dama 3 off. Aišku, aš turiu tokias kortas numešiu, nes būtų labai mažas pliusas, bet iš esmės aš turiu, reiškia, matyti, kaip keičiasi mano range'as priklausomai nuo jo pušo. Ką aš galiu padaryti tendenciją čia kokią, tai reiškia, aš matau, kad praktiškai aš galiu ginti su pusę to, ką jis įstumia. Jeigu jis įstumia 100 procentų, aš galiu ginti su tam. Jeigu jis įstumia 7, man būtų efektyvus su 35 tikrai, 40, 22, 30, 15. Tikrai reiškia, aš tiesiog statau į ant kažkokią range'ą ir su pusė tų kortų, ką jis įstumia, man būtų pliusas gintis. Reiškia, čia jeigu nėra antas. Dabar einam į tą pačią situaciją, tai pridedam ant P.
Nu ir vėl, reiškia, jeigu jisai 100%, jeigu jisai 100, mes giname šiam 5. Jeigu jisai 7%, šiam 4. Šiek tiek auga, bet ne tiek daug, kiek šiuo atveju, kai mes pušinam. Jeigu kai mes pušindom, tai skirtumas galėtų būti labai ženklus. Sakysim, nu čia, reiškia, čia nėra antes, čia yra. Ir šiuo atveju mes pušinam tik 30%, 33, o čia 100. 3 kart pasidarė skirtumas. Šiuo atveju čia yra skirtumas tik keli procentai darsi. Čia, ne? Štai čia išaugo 8%, čia 4. Čia kempingas, prašau. 28. Tai žodžiu, net jeigu ir atsiranda ante, mūsų gynimasis praktiškai išlieka pusę to, kai jisai stumia. Šiek tiek padidėja, bet labai nedaug. Šiuo atveju, kai atsiranda ante, tai mūsų push range palatėja vos ne 3 kartus daugumoje situacijų, arba 2 gubai. Šiuo atveju, kai mes ginamės, tai mūsų range visai kitaip platėja. Ir tą kiekvienas žaidėjas turi žinoti individualiai ir tą mes galim išsiaiškinti ne kažkokiose knygose skaitydami, o tiesiog atitirminėdami su šitą programą arba su Itsamizeriu ir tiesiog analizuodami va tas basic situacijas. Tai aš noriu, kad kiekvienas iš jūsų išsianalizuotumėt small blindo žaidimą prieš bigą ir kaip gintis, kai esi bigo ir tai pušina smallas. Ir kad žinotumėt, reiškia, tos ranges. Jeigu žinot, kad oponentas stumia 100% ir jom gintis ir 50%, tai kad jūs žinotumėt, kas patenka į tą 50%. Štai, kaip pavyzdys būtų 49%. 51 surinkom. Tai kad jūs žinotumėt, kokios kortos įeina ir kad tada jau galėtumėt teisingai gintis. Dabar kaip dar šitą mes naudojam? Tai dar vienas iš būdų, sakysim, kai jau žaidžiam daug pokerio ir turim daug informacijos apie tam tikrus žaidėjus, mes darom tų žaidėjų analizės. Pagrindinio oponento analizės. Reikia pažiūrėti, ar užtenka laiko. 30 minučių. Nu, duoj greitai. Paimsim kažkokį tai žaidėją, su kuriuo aš turiu tam tikrą istoriją. Ir vienas iš, sakysim, vienas iš mano pagrindinio oponentų, kuris buvo, kai žaidžiau 18 turbo, tai buvo Švyčikas, kuris man iš tikro biškį gadindavo gyvenimą. Pasižiūrėsiu, kiek rankų turiu, nes visgi čia mano yra laptopas, nedarbinis kompas. Reiškės, gerai, reiškės, aš susirandu tą žaidėją, darau, kad, reiškės, rodytų man jo rankas, kurias aš turiu. Aš apie jį turiu 225 rankas, kur aš turiu showdownus. Tai yra gana daug. Ir man tiek informacijos, reiškia, užtenka, kad apdoroti. Aš renkuosi, kad būtų, reiškia, tik mano turnyrai, nu, bet aišku, bet kuriuo atveju tik tie ir bus. Turbos, tingau, dedu filtrus. Dabar, pavyzdžiui, aš noriu išsiaiškinti, kaip jisai stumia nuo small blindo į bigą. Arba, sakysim, nuo buttono į small ir bigą. Tai dabar, reiškia, aš turiu uždėti pozicijas. Senai dariau, bet tuoj. Yra 0 buttonas. Nu gerai, sakysim, žiūrim, kaip jisai pušina iš small blindo, bus paprasčiau. Sakysim, 9, tai yra small blindas. Pasirinkam, reiškia, kad jisai būtinai yra ant
small blindo. Ir dar pridedam filtrą, reiškia, kad šiuo metu yra stacking, efektyvus stackas yra nuo 7 iki 11 blindų. Tai yra riboja. Pažiūrėsim, ką jisai čia duodas. Save and apply. Reiškia, vienas netiko, turbūt šitas paskutinis susipjovė. Gerai, reiškia, aš pasirinkau, kur yra švičiakas ant small blindo ir efektyvus yra tarp 7-11 blindų. Ir aš dabar, reiškia, matau rankas, su kuriam jisai tą darė. Ir aš galiu, pavyzdžiui, pasižiūrėti, žiūriu, sakysim, replay. Čia, aišku, negerai, kad yra prieš tai pušas, bet, pavyzdžiui, aš matau tam tikrus tendencijas, kad jisai overpušina su tūzų dama, čia, kaip ir standartas, čia daug rankų. Aš ieškau tokių kortų, kurios, sakysim, būtų nestandartinės. Štai 9-5, pavyzdžiui. Čia 1-1 irgi nelabai tinka. Reiškia, reiktų labiau filtrus susikonfigūruoti, padaryti, kad būtų daugiau žaidėjų ir taip toliau. Ir ieškau, sakysim, tokių nestandartinių rankų, kad galėčiau nusistatyti, kaip žaidėjas pušina, kaip žaidėjas kolina. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, matau, kad jisai čia irgi 1-1, bet jeigu aš matau, kad jisai gali pušinti su tokia korta kaip dama 5, reiškia, aš po to tokią situaciją einu į SNG Wizardą, deduosi tą patį šią situaciją, deduosi jam range, kad pasibūtų dama 5 minimum, nustatinėju jo buttonus range'us ir žiūriu, kaip man reiktų gintis prieš tokį žaidėją kaip jisai. Reiškia, kai aš turiu daug rankų apie kažkokį žaidėją, aš žiūriu tas rankas, žiūriu, kokias kortas jis kaip žaidžia, deduosi tas kortas į visokius modeliatorius ir žiūriu, kaip man reiktų gintis prieš jo žaidžiamą range. Ir tada, kai aš žaidžiu su juo prie stalo ir kadangi jis yra dažnas mano varžovas, tai tiesiog, praktiškai aš žaidžiu prieš jį kaip atvirstom kortom, nes aš žinau būtent kokiom kortom, iš kokios pozicijos jisai pušina, kokiu efektyviu, aš žinau kokias kortas jisai minreisina, aš žinau kokias kortas jisai tribetina, kokias tribetina prieš mane ir taip toliau. Ir kad pasidaryti šitą jau tokią deep analizę, tai aš manau, reiktų apie žaidėją bent kokių 5000 rankų, tai jau būtų labai galim gerą pasidaryti analizę, bet nuo 2000 irgi galim pasidaryti tokią, kur galim nusistatyti jos, sakysim, push range'us ir taip toliau. Tai va, čia buvo labai, reiškia, trumpas parodymas, kaip dirbti savarankiškai, kaip savarankiškai išsimodeliuoti situacijas, kada žinoti callint, kada pushint. Ir labai svarbu reiškia, kad mes turim pajausti tą tendenciją, reiškia, kaip keičiasi. Aš negaliu atidirbti visų situacijų būtent ten 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir taip toliau. Čia amžinybė užtruks ir aš to neatsiminsiu nei ką, bet aš tiesiog turiu pajausti tendenciją. Štai, blindas auga nuo 8 iki 10, iki 12, kaip keičiasi range'ai.